Paprastos dulkės tavo kambaryje yra dalis didžiulios globalios problemos. Skamba truputį juokingai, bet nedarykit skubotų išvadų ir paklausykit, ką papasakosiu. Pažvelk į saulės spindulį savo kambaryje. Matai šias dulkes? Naujausi tyrimai rodo, kad apie 40% namų dulkių sudaro sintetinio audinio mikropluoštas iš drabužių, kilimų ir apklotų. Kiekvienas judesys ant kilimo ar sofos, kiekvienas prisilietimas prie drabužių ir į orą pakyla milijonai poliesterio, akrilo bei nailono mikropluošto dalelių. Tai ne tiesiog dulkės, tai plastiko dalelės. Mes tiesioginė prasme gyvename plastiko kokone. Tačiau baisiausia, kad šis kokonas neapsiriboja mūsų būstų. Mikro ir nanoplastikas šiandien yra visur. Vandenyje, kurį geriame, maiste ir net mūsų ląstelėse. Tai sisteminė grėsmė, apie kurios mastą pasirenkama nekalbėti. Globalios problemos greitai neišspręsime, tačiau jau dabar galime apsaugoti bent savo namus ir sumažinti šią apkrovą organizmui. Štai 3 pagrindiniai įpročiai, kurie padės pašalinti plastiko dūmus iš tavo kambario. 1. Rinkis namų tekstilę iš medvilnės arba lino. 2. Skalbk sintetiką švelnių režimų žemoje temperatūroje, tai tausoja audinio pluoštus, todėl jie nesuyra į mikroplastiką. 3. Sausą valymą pakeisk drėgnu. Taip neleisi plastiko dulkėms kilti į orą. O jei nori sužinoti daugiau apie tai, kaip nanoplastikas daro realų poveikį mūsų sveikatai ir kokie yra šios problemos sprendimo būdai, susipažink su tyrimo grupės Alatra mokslinė ataskaita Nanoplastics, a Systematic Risk Analysis for Human Health, Ecosystems and the Environment.